grobsime Pikorojivo viršūnę. Saulės nepasitiksim, bet viliamės, kad nebus blogo oro. Ir mus neužklups lietus, apsirengėm šiltai, nes nusimato šaltas oras ten viršai. Na ir žiūrėsim, kaip seksis. Čia yra stulpai, kolonos, kurios laiko oro uosto pakilimo taką, pakilimo nusileidimo taką. Prailginta visa dalis, nes prieš daug metų, jeigu gerai atsimenu, prieš 30 metų nuo tako buvo nuriedėjęs lėktuvas ir sudužęs gal 89-88 metai. Ir po to kartą jie paėmė ir prailgino visą taką, pastatė kolonas ir va, mes važiuojam šalia. Ir pasislėpė takas. O ten po oro uostų yra įsikūrusi gera pavėsinė pastogė laivų saugyklom ir ne tik. Mūsų kopimas. Agne, mes bandysim įkopti į tą patį, kur mes buvome ir aną kartą. Tai šį kartą aš tikrai pasiruošęs. Atstumas nėra didelis, numatomas 2,8 km, bet žinant mūsų ankstesnės patirtis, tai gali būti ir daugiau. Pakilsim į aukščiausią tašką 1850. Ir šiuo metu bus viskas vien tik tais į kalną. Ir tikimės, kad bus pragiedruliu ir pamatysim gražią viršūnę. Pasiruošęs? Ariau? Įsijung savo interneto dalymas. Gerai. Nusimato pragiedruliu. Tai turėtų būti visai neblogai. O, vartai lipdukai. Tai kalniukas atsiveria. Pasižiūrėjom į orų prognozes, kad nusimato ne tik debesis, bet ir pragiedrėjimų. Tai aš manau, šį kartą mums bus ženkliai geriau eiti, nes matysim vaizdelio. Agne, atsimeni, ant šitos vietos aš turiu nuotrauką.
Bet buvo ant tiek debesuota, kad niekas nieko nesimatė. O dabar žiūrėk, koks vaizdas atsiveria iš šitos vietos. Ir mes iš ten kažkur atvažiavom. Ir va čia. Leidomės keliuku. Gražu. 3 kilometro dar liko vien kilti į viršų. Laiptais. Į kalną. Nieko. Įveiksiu. Užlipau tikrai aukščiau negu aną kartą. Praudami. Avis sakė, reikia jau pavargęs, nes pasirodo, nuo ankstesnių žygių jau mozolio turi užsitaisęs. Bet nieko. Kai debesiukas užeina, tai ganėtinai yra šalta. Bet išlenda ir saulė pro debesis. Tai visai gerai. Debesiukas atskaitė eina. Kai atvažiavom, rodė gal plius 6 ar 7 laipsnio. Tai nežinau, kiek čia dabar bus. Bet va, lipam į viršūnę. Aukščiausia. Ne, antrą pagal dydį. Ne, pirmą. Antrą. Užmiršau, pasižiūrėsiu. Poilsio vietelė. Saulė per debesis matas. Šiek tiek išsirengiam, nes tikrai šilta pasidarė, galvojam ir žiūrėjom orų prognozės, kad bus ženkliai šalčiau. Bet, aišku, kai lipi, tai yra karšta. Bet nieko. Tai va, įlipau aukščiau negu aną kartą. Gal šiek tiek daugiau fiziškai pasiruošęs jaučiuosi. Bet, ką norėjau, visą savaitę vaikštam, lipam į visus kalnus. Kur čia neužlipsi šitą? Šaunuolytė. Šaunuolytė. Biškai nusileidimas, pailsėsim šiek tiek, bet paskui bus pakilimas. O, debesiukas nueina.
Įveikėm daugiau negu pusę kelio. Ir einam toliau. Einam tenai. Ten yra žmonių ant kalno viršus. O mūsų laukia dar šita atkarpyta. Ką? Ne, ten į viršų į kalną. Matai aukščiausią vietą? Tai va tenai lipsim. O, kaip tik debesis nuplaukia. Ką? Taip. Šitoj pusėje nesimato. Atsargiai. Paleidžiam žmonės. Gerai. Paleidžiam žmonės. Ir galim eiti. Na, tik žiūrėk į kelią, gerai? Jo, čia yra įdomu. Nu, eik, nu, aš eisiu paskutinis. Ten matos kalnas. Žiūrėk, kad kamera žiūrėtų į viršų. Jo, kamera Tam pala. sunku, Gerai. nereikia čia. Gal aš tau... Aš paimsiu tą. Duok. Jeigu nori. Einam, tėčiai. Abu komentatoriai. Komentaras. Komentaras numeris 2. Papildykit sąskaitą, tada bus ir trečias. Trečiam komentarui papildykit sąskaitą. Leidžiamės. Mhm. Mums liko 1,1 kilometro. Nuėjom 1,7. Ar leidžiamės į apačią 7,6. A, žiūrėk, lipa žmogus tenai. Vienas. Įsilipa į viršų. Aha. Mes jau čia. O čia takai. Negali. Negali, ar jau? Ne dabar. Ką? Aha.
Kas uždarytas? Jo, čia va šitas va visas yra takas aukštyn žemyn. Man rodos ir va čia leistis, jis yra dabar visas uždarytas. Ir einama yra iki ten to bumbulo. Ten yra 16 kilometrų. Liko paskutinis kilometras nuo. Liko paskutinė įkalnė. Aš manau, čia ir pati sunkiausia, nes ten iki pat viršaus, bet šaunuoliai. Šiaip fantastinis oras pasitaikė, saulė, nėra labai daug debesų, tai bus smagu viską pamatyti. Atsivers visas peizažas. Lipam toliau. Liko pusę kilometro. Kitas atkarpas. O Jėzu. Gal nori 40 kilų jis. Lipam. Paskutiniai. Ir daug laiptų. Likus 400 metrų. Iki viršūnės. Atėjome į kalnų kavinę. Jinai veikia čia nuo 1939 metų statytas. Aišku, rekonstruota greičiausiai. Bet čia rodo ilgai kelią. Bet Verada dar yra. Bet per vienas jisai yra dabar uždarytas. Matyt tvarko. Ir turi atidarytas balandžio mėnesį dabar. Ir va, mes esam Casa de Abrigo do Pico Ruiva. Ir mums va tiek beliko. Šitiek va tiek nuėjom. Ir va tiek beliko. Tiek beliko. Labai nebedaug. Viskas. Ir būsim įveikę.
metrai. O, ten man rodos mano vaikas viršui. Nes štai kokie gražus. Pagaliau. Įveikiau. Yes. Tu šaunuolis. Ką? Rezultatų nesidžiaugiu. Kodėl? Nežinau. Mano vaikas šaunuolis. Mes atėjom už iš to kalno aplinkui. Apačia. Čia bet per viršų, bet... Va. Nesigirdi. Mes įlipam į Piko Ruivo. Tai skambė šiandien video. Proud of me, nes aną kartą neįvykėm ir sunku buvo ir baisiai debesuota ir džiaugiamės, tiksliau nesidžiaugiam, o vaizdas nebūtų atsivėręs, nieko nebūtumėm pamatę, tiesiog debesis, o šį kartą nuostabu. Piko Ruivo, tai jis yra aukščiausias Madeiros taškas, iš kur tikrai atsiveria puikus vaizdas ir esame 1862 metrų aukštyje virš jūros lygio. Nuostabus oras pasitaikė mums, tikrai nuostabus. Kaip gražu.
laukia 2,7 km lipimo į apačią. Ir man rodos, kartais lipimas žemyn yra ženkliai sudėtingesnis negu kopimas į viršų. Ir tai bus antra didesnė viršūnė mūsų sąskaitai. Savė. Dar kartą. Nebėra. Šitoj vietoj susipažinom su vaikinuku, kuris ateina kiekvieną kartą į savo pamainą kilometrą 200 per kalniukus. Jo pamaina trunka 3 dienas ir sakė, kad čia ganėtinai šalta ir ypatingai naktį, neturi šildymo, tai temperatūra čia būna nukrenta iki 3 laipsnių, 3-2 laipsnių ir jis neturi šildymo. Čia ir dabar kaip tik mačiau, kad jo pamaina baigėsi ir jisai vėl išpėdino laukan. Ir taip žmonės keičiasi. Nes kito privažiavimo, kito prieėjimo čia tikrai niekur nėra. Mačiau šitoje vietoje gali būti dar ir viešbutis, bent jau anksčiau buvo, kaip apartamentai, tai įsivaizduokit. Užsibukinat savo viešbutį ir pėdinat kalniuku kilometrą su visais lagaminais, su visais čimodanais ir taip toliau. Įdomu. 1939 metais pastatytas, tiksliau veikia nuo šito laiko ir priiminėja keliautojus. Tikrai daug žmonių. Va ir mano šeimyna mėgaujasi arbata, kava. Ai, ir lazda nukrito. Mūsų kelionės tikslas buvo štai ten. Dabar leidžiamės visi į apačią. Nuostabus oras mums pasitaikė. Debesiukai gražus eina. Piko Areiro nesimato jau. Smagu. O, droniukas skraido. Haris eina ir
man neleidžia aplenkti. O čia mūsų nakvynės vieta bus. Pasitiesi miegmaišius ir gali miegoti. Ne? Galima miegoti. Mes tik išmiegosimės, nes nestovyklausim. O, atsivėrė. Ar yra? Manęs vaiks nepraleidžia. Man neleidžia įt pirmai. Nu ką, šitą vaizdelę nebematysim dabar jau kai, nes užeinam už kalną, atsisveikinam su šito grožio. Žinokit, tikrai neina vaizdais, nuotraukam perteikti tą, ką mato mūsų akis. Va, tas namukas ir ten mūsų viršūnė. Dabar lipsim vėl į kalną, paskui vėl į pakalnę. Lipam. Pačiu laiku grįžtam, nes debesiukas pareina. Eiti dabar jau ją pačią lengviau, nors yra čia ir tų šiek tiek laiptukų. Pati pradžia gal buvo irgi tokia didesnė į kalną. Kiek tai? Ir aišku, paskutiniai 400 metrų. Ne, puskilometris buvo į viršų. Laiptais. Ir taip toliau. Tai va. Geras oras. Oi, būsim prisivaikščię kilometrų. Ar jį dar siūlom į vieną levadą nueiti, bet jisai atsisako. Turim dar porą levadų planuose, bet nežinau, reik vaiką pamaitinti, gal tada norės eiti ir turės energijos daugiau, nes jie visą kelią zirzdamas, kas negerai. Aišku, dar plius pasakė, kad jau namuose dovana laukia, tai jeigu irgi tiksliau važiavo visą kelią. Į visas levadas, į visus pasivaikščiojimo takus. Prašomas yra šiuo metu vis dar 3 eurų mokestis, kad padėtų takų priežiūrai, miškų ir takų priežiūrai. Tačiau nuo kitų metų didžioji dalis levadų brangsta per pusę, o pagrindinė PR1 tarp Piko Ruivo ir Oreiro viršūnių, kur yra atstumas berods 7 km kalnėm, pakalnėm ir aukštikalnėm, tai keliautojams bus 10 eurų ar 9. Žodžiu, visą laiką reikia sekti visą informaciją. Arba dar yra prie kiekvienos didesnio tako yra QR kodas, kurį nuskanuoji ir susimoki už šitą taką. O, jau nebetoli. Tai va, susimoki už šitą taką ir gali eiti. Šiuo metu, kiek mačiau, baudos nėra didelės, bet nuo kitų metų, jeigu tu eini be šito nusipirkito bilieto, tai tokiu atveju tu gali užsitraukti baudą iki 250 eurų, o kitas yra siekis, kad
reguliuoti turistų srautus, keliautojų srautus populiariaisiais maršrutais, nes bus galima įsigyti tik konkrečiai valandai. Būtent vieną ar kitą kelią, pusvalandžio ar valandos paklaidą. Finišo tiesiogiai. Pagaliau. Nu ką, užsisakėm, pavalgėt, atvarėm čia ant kalno. Vyrai mano makaronus valgės, o mama pomidorų sriubytę. Skanaus. Todėl nereik prašyti, kad valgys. Bent jau makaronų nereik prašyti, kad valgys. Stojam vietoj, kaip prieš keletą metų ir čia vat buvom apsižvalgėt. Nuostabus peizažas. Teka pačioj upė. Ne. Vėlia. Radau kuprinį. Gerai. Važiavom į Santaną, pasivaikščiosim po kalėdinius namukus. Aha. Kažkokiam muziejui. Na, ajoji. Einam pasivaikščiot po namukus. High five! Garsieji Santanos namukai. Kiekvienam namukė yra kažkas tai įsikūrę. Čia yra gėlyčių parduotuvė. Tik neliesk nieko. Kaip ir kiekvienam miestelį, tikrai gausiai pasipuošę kalėdoms. Įlendai, apsigyvensi čia? Negyvensi? Pasak fenomenaliai, kaip ir pati Santana, su namukais pasipuošę kalėdom. Santana populiarėja savo namukais. Šalia yra išdirbtas laukas. Jau derlių yra nuėmę, kažkas sudėta, čia įtariu. Čia gali būti gal manioko šaknis. Reikės pasižiūrėti. Ir čia va senas svirnas šalia. Ten dar daugiau yra kažkas taip prikazėta. Tai kaip pas mus iš pabulvekasio. Žemė, žolės ir šakniavaisiai. Gėlytės. Kiekvienam namelį čia dabar yra įsikūrę įvairios parduotuvytės, suvenyrinės. Klotas šiaudais. Kaip pas mus, bet čia greičiausiai ne šiaudai, o čia yra nendrių šiaudai. Storas sluoksnis. Čia kokia 40 cm. Siūlo įvairias prekes.
Siūlo punšą. Bet čia stipresnis, man rodos. Nenori. Cheers. 25 yra. Tau 25. Aš noriu paragauti. Čia 25. Mama, galiu ir aš paragauti. Ne, mažiukai. Tau nepatiks, ar? Tikrai? Išsinuomot nežinau. Nu ką, cheers, punšas. Per stiprus, per stiprus. Galima net apsigyventi. Čia yra matosi, kad nuomojama. Kažkam priklauso. Ir čia galima išsinuomoti ir pagyventi tame tradicinėme Santana namuke. Ten tolimoj matosi mūsų įkopta viršūnė. O gal šitą? O gal ne? O man rodos, kad šitą. Nes vis tiek Santana miestelis matėsi būtent nuo jos. Tai einam dar apžiūrėsim būtent kitus miestelius. Čia kaip visi namukai ir mama, o tėtis kur? Ir va čia žiūrėkit. Va, čia kažkas yra apsigyvenę. Tėtis va ten. Va tėtis. Va čia va tėtis. Tėtė. Taip. Sakyk labas. Labas. O čia visi žmonės. Tai va. Nu va. Ir dar vienas apsigyveno nykštukų namelyje Santanoje. Labą dieną, nykštuk. Labas. Ne. Ką pardavinėjat? A? Ar parduodate ką nors? Daryta šitą. Uždaryta? Taip. Kodėl? Dėl to, kad mes tik pirmadienis, o šiandien antradienis. Ne, Šiandien pirmadienis. ne pirmadienis, antradienis. Pradėsim dirbti? Ne antradienį, o pirmadienį nuo 1 valandos Tai jau 2. iki pusę nakties. Iki pusę nakties. Nu gerai, čiau. Tik pirmadieniais mes dirbam. Tik pirmadieniais dirba. Tai šiandien pirmadienis. Tai antradieniais dirba ar pirmadieniais? Pirmadienis. Tai šiandieną pirmadienis. Ne, antradienis. Šiandien pirmadienis. Antradienis. Pirmadienis. Antradienis. Pirmadienis. Tai tu nori į aikštelę ar ne? Noriu. Kur? Einam. Išlendam. Feliz Natal, tai portugališkai linki laimingų naujųjų metų. Visur yra tikrai pasipuošę, bet matyt, čia viskas tik tais vakare atsidaroma, nes ne vienos parduotuvėlės čia būtent nedirba. Gal čia vyks vakare. Einam pasižiūrėti. Santanai visai šilta. Pasivaikščiosime šiek tiek po dar senamiestį ir leksime toliau kitas apžvalgos aikšteles, nes šiandien tokia easy diena gaunas. Užsisakėm maistą. This is mine. This is the together dish. Yeah. Did you order a side dish of vegetables? Oh, I thought this was green vegetables. Valgom. Sūrio. Ir to Burgeris yra ir be mėsytės, ir be nieko, ne? Ne, su mėsyte be su Tai va, užsisakė maistą. ir be sūrio. Arijui kaip amžiais aš neįtinku, nes valgo tik nesąmonės. Artūras valgo menkę, grietinėlės padaže su daržovėm. Ir pas mane tradicinės madeirietiškas duonos burgeriukas paragausiu. Obrigada.
Va taip atrodė seniau Madeiros namukas. Baigtam. Kas čia? Antras aukštas. Aš pašies. Žinys? Aha, kažkas ten yra. Parodyk. Ką, senas žinys. Pašvies čia dar. Va, lovelė. Kambariukas. Neliesk, ar jau. Čia yra. Kas čia? Pašvies kartu yra. Čia galandimo akmuo. Kas? Galandimo akmuo. A. Vandenį yra įsuka. Ai, teisingai. Jis turi angliškai grįstą. Ar jau aš tavęs prašiau neliesti. Čia kaip į grožio staliukas. Lovatėse. Bet pagalbės spėjau šio vaikinas. Spintelę. Ne, čia ne basonas, čia praustis. Ar jau... Tu žinai, ką reiškia žodis neliesti? Žinau. Nežinai. Kodėl tu to nedarai? Jeigu yra parašyta, va, please do not touch anything. Visas vat namukas iš išorės. O, mėnulis jau patekėjo. O čia dar net viešbutis tokio tipo. Gražiai visai, gražios spalvos. Šiaip gražių augalų tokių yra. Čia labai gražiai žiedais. Tokie kaip bumbuliukai. Ir paskui gražiais, tokios kaip rožytės prasiskleidžia. Čia va tokia jau Arijus rado nukritusią šiek tiek. Bet vis tiek tokia graži. Nekvepia. Bet gražus tokie va irgi pumpuriukai. Po pietų atvažiavom prie Santano funikulieriaus. Apsižvalgyti, pasižiūrėti. Nežinau, ar kelsimės, bet čia yra visai graži apžvalgos vieta. Mama, atradau kažkieno kakučius. Ką radai? Kažkieno kakučius. Supratau. Žinai, kur jie yra? Saulės čia jau nebesimato, bet girdisi upė. Ir ramus Atlanto vandenynas visiškai. Gali būti, kad funikulierius jau nebedirba, nes nieko nesimato, kad keltų, bet lipam pasižvalgyti. Vaikyti, koks vaizdas. Eina savo. Atsiveria fantastinis vaizdas. Ir krioklys. Šiek tiek nusileidom žemiau. Ir ten vienas mažas kriokliukas. Čia
jau saulė nebeapšviečia, nebe tiek matosi. Kaip ramu. Teoriškai turėtų dar dirbti pagal valandas, bet jau nebedirba. Kelionė pirmyn atgal 8 eurai, vieną pusę. Vietiniam pigiau. Radom kelią, bet jisai uždarytas. Kol kas neribotam laikui. Nes matos, yra daug nuvirtusių medžių. Klausimas, ar galima čia prieiti. Ir va. Ten apačioje gyvena žmonės, ūkininkai. Ir prie funikulieriaus kaina irgi yra parašyta produkcijos, sakykime, kažkokių vaisių daržovių, būtent irgi kėlimo kaina už kilogramą. Ir kriokliukai. Va, vienas gražuolis. Ir jisai... Po Thanksgiving. Nu jo, galėtų. Kitą dieną žadam eiti tenai. Važiavom ir dar vieną apžvalgos vietą. Netoli Santana. Nėra daug žmonių. Daug tokių apžvalgos aikštelių yra aplink salą. Nes tikrai gražus peizažai atsiveria. Yra panašios tokios kaip stiklinės aikštelės. Nuo ko? Naivumo. Sibuoju. Čia tiesiai į vandenį. Artūras rado man vilą, sakė, nupirks padovanos. Naujų metų proga. Ačiū, mano vyrė. Dovanoji man vilą. Prašom, eiti ir pažiūrėti. Galiu eiti?
Čia stato. Spėju, porą milijonų kainuotų, jei nedaugiau. O čia 2. Nu, kur tau nekainuos kelių milijonų su tokiu vaizdu ir džekuzės? Ai, čia dar galima takeliu į tą toliau, bet... Nu, dailė vila. Dailė vila išrinko. Basiniukas. Mušas. Nu, gražu. Nu, rimtai gražu. Bet matos, dar niekas nieko negyvena. Tik įrenginėja. Jeigu šitos neparduos, turim antrą variantą, gal kiek pigesnį, nes dar neįrengtas. Dar langai neįstatyti. Čia ir pirtį žada daryti. Čia irgi gražu. Va, ir basiniukas. Džekuziukas, basiniukas. Kažkas čia darom stogą žada būti. Čia greičiausias visų vilų kvartalas yra. Va, ir saulė ten jau. Nu, vaizdas tai nuostabus. Ačiū, brangusis. Ką čia vėlai renginėja? Iš viso dar niekas nieko nepadaryta. Šita bus pigiausia, tai gal šitą reikia imti, pasibaigsim patys, mano vyras ginagingas. Nežinau, gal bandysim nuvaryti tenai, pašnekinsiu Artūrą. Ten yra tokia kaip žvejų uostelis. Pasižiūrėsim, kas tenai gero.
sustojom, nes nuo ten važiuodami į tą mažą baltą namuką pamatėm, kad čia yra tiltas. Atvažiavom pažiūrėt. Senas. O, čia upė teka. Gražus namukas ir antras gražus namukas. Formuoti tą visą kalbą. Aha. Ir čia sodą turi apačioj. O šitas irgi gražus. Va taip. Vienas šalia kito. toksai. Na ir sakom, su Artūru susilašinom, koks oras bus pas mus gyvenvietėj. Dabar čia lyja, debesis eina, jau temsta. Žiūrėsim, kas pas mus bus.